Lapkričio 23 dieną švenčiama kariuomenės diena, šiais metais Jurbarke buvo paminėta pradinių klasių moksleivių žygių po gražiausias Jurbarko miesto apylinkės ir susitikimus su buvusiais ir esamais kariškiais. Galimybė iš arčiau susipažinti su kariškiais Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleiviams dovanojo mokyklos administracija kartu su Pėsčiųjų žygeivių asociacija, šauliais ir buvusiais Jurbarko krašto savanoriais. Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniai 1-4 mini Lietuvos kariuomenės dieną, šiandien lapkričio 23. Ir kadangi mes esam parašę projektą sveikatingumo abėcėlė, kur numatę didelį žygį organizuoti kartu su tėvais ir vaikais, ir ta proga sujungėme šitą renginį į vieną. Pakvietėme Lietuvos žygeivių asociaciją, pakvietėme Jurbarko krašto savanorius ir pabandėme suorganizuoti ir paminėti armijos dieną. Ankstų rytą mokyklos kieme susirinkę apie 250 žygio dalyvių sakėsi žinantys ir kokį maršrutą teks įveikti ir ką veiks kelionė pasibaigus. Tai kur susirašėte šiandien? Žygį. Kas tai per žygis, ką veiksit? Vaikščiosim. Einam iki Bišbėlio ir valgysim žuvienę. Iš mokyklos kiemo savivaldybės link pasukę moksleiviai ir jų tėveliai keliavo itin sparčiai, todėl daugiau nei 5 km trasą, ėjusią palei Nemuną, Imstrę ir Mituvą, iki pat Bišpilio įveikė per kiek daugiau nei 1 valandą. Pasiekusius kelionės tikslą žygeivius pasitiko kvapni, savanorių verta žuvienė ir kariški žaidimai. Vaikai nori dalyvavo medinės minos paieškose ir kareiviško bato mėtymo konkurse, tačiau labiausiai jiems patiko šaudyti iš pneumatinio šautuvo į ant medžių pakabintus taikinius. Kad tokios šventės vaikams reikalingos ir įdomios sutiko ir kartu su savo atžalomis žygyje dalyvavę tėvai. Nors keletas iš jų ir atvirai prisipažino, jog ne iš karto atsiliepė į vaikų prašymą eiti kartu su jais. Ar tėtuką sunku buvo prikalbyti žygį? Labai. Ar tėvelį sunku buvo prikalbyti žygį? Taip. Halo. Už kartu su vaikais praleistą pusdienį tėveliams dėkojo ir Naujamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja Jolanta Tamošaitienė. Mes visą laiką turim aktyvių tėvelių, kurie visada geranoriškai prisideda, dalyvauja ir palaiko mūsų idėjas. Šiandien neišimtis, nes ir palydėjo mus, mes ir žuvies mums pagavo, nes mes turim žuvienę, ir daržovių atnešė. Tiesiog ačiū tėveliam. Prisivalgę žuvienės ir atlikę visas kariškių sugalvotas užduotis vaikai šios šventės organizatoriams atsidėkojo skambia daina. Marš!